Sveiki draugučiai, šiandieną pradėsime su drambliais. Tokią vietą, kur drambliai laisvai gali vaikščioti. Nėra jokių nesąmoningų dramblių plovimų, tenais ant jų jodinėjimų ir panašiai. Jeigu dramblys nenori, jo nieko neverčia daryti, jie laisvai vaikšto, nėra realiai, nematau jokių, kad būtų kokie nors vartai ir panašiai. Spėju, kad gal kažkur yra aptverta, bet tiek daug vietos, kad tikrai neatrodo, kad jie čia būtų kaip zoologijos sode. Ir su jais čia labai gražiai šiaip elgiasi. Ir visi, kaip ir minėjau, drambliai yra iš kažkur išgelbėti. Tai daugeliu jų papasako istoriją, kaip ten vieni yra išgelbėti iš dramblių pasirodymų, iš cirkų, kiti yra iš jodinėjimų, kiti ten būdavo tiesiog laikomi kaip darbiniai drambliai ir panašiai. Tai juos visus išgelbėja. Čia drambliai auga, jie atsiveda naujų vaikų ir man atrodo, kad dabar mes kaip tik eisim tų vaikų pasižiūrėti. She also like a speaker actually. Her name is Farmer, but mostly I call her, she is a princess girl. So wait, you know, excited. Viso šito pasivaikščiojimo metu mes daugiau narve praleidžiam laiko negu drambliukai, nes mus įveda į narvą, o jam leidžia laisvai vaikščiot visur. Žiauriai, didžiuliam plote ir realiai niekur nemačiau, kad būtų vartai kažkokie, tai kaip suprantu, kad jie gali pakankamai to neit per upę, kur tik nori. Drambliuko mums sakė saugotis, nes jinai labai mėgsta žaisti, bet nesupranta savo dydžio. Tai dažnai atima telefonus iš žmonių, juos sutraiško. Tai sako geriau, jeigu neateina, saugokitės, nes tiesiog dramblys nesupranta, kiek didelis yra ir kad nelabai jiem išeina žaisti su mumis dar. Atėjo į pabaigą mūsų turas, šiaip žiauriai fainai buvo. Paliksiu pavadinimą tiems, kurie šiaip norit pasižiūrėti, pasiskaityti. Kiek žiūrėjau ir kiek čia yra informacijos, tai yra vienas iš valstybės remiamų tokių prieglobsčių drambliams. Kad pasiskaityti, pasižiūrėti, man atrodo gan etiškas, faina vieta. Su drambliais pakankamai tikrai gerai elgiasi ir jiem vietos yra tikrai žiauriai daug. Negaliu sakyti, kad rekomenduoju ar nerekomenduoju. Vėlgi nežinau, ar čia yra tikrai 100% viskas su jais gerai ir fainai, bet vėlgi patys galite paskaityti, pasižiūrėti. Jeigu nuspręsit, tai jau geriau tada varyti į etišką variantą, negu kažkur, kur tuos dramblius išnaudoja. Tuo labiau, kad tie patys drambliai atsiduria čia po to išgelbėti. Tai